Sveiki, čia Pinigų karta ir šį vakarą mes rodome tai, ką labiausiai mėgstame daryti. Savotiškas mūsų hobis – neduoti ramiai gyventi lietuviškam verslui. Ir prieš pradėdamas ruošti tokius reportažus, aš jau žinau, ką pasakys verslininkai, jeigu mes juos sučiupsime už rankos pažeidinėjant Lietuvos Respublikos įstatymus. Ką jie pasakys? Jūs irgi žinote, ką jie pasakys. Užsakyta, nupirkta, sumokėta, konkurentų darbas, provokacija, legalaus verslo žlugdymas. Mes tai jau girdėjome. N kartų. Dvigubai, trigubai N kartų. Ir žinot, skaudžiausia yra tada, kai pastebi pažeidinėjant tuos dalykus, kurių jie niekaip, nieku gyvų negalėtų pažeidinėti. Pavyzdžiui, lošimo verslo bendrovėms leisti lošti nepilnamečiams. Prieš metus mes jau vykdėme panašų eksperimentą, tikrinome, ar lošimo automatų salonai, kazino, lažybų punktai įsileidžia nepilnamečius. Rezultatai nenudžiugino. Daug kur nepilnamečiai ir jų litai būdavo priimami išskėstomis rankomis. Priežiūros institucijos net nepajudėjo. Pasirodo, neteisingai filmavome. Nebuvo visko parodyta iki galo. Faktai nebūtinai turi būti vien tik tai faktai. Gerai. Praėjo metai. Galbūt mes jau tapome brandesni. Laikomės įstatymų ir nežiūrime godžiai į kiekvieną įmestą į automatą monetą ar nupirktą lažybų kortelę, kad ir kiek metų tam klientui bebūtų. Galbūt iš tiesų šis mūsų eksperimentas šį kartą nepavyks ir tai bus labai gerai. O kol kas Jurga Čeponytė ir jos nepilnamečiai agentai važiuoja tikrinti lošimų verslo. Ir šį kartą mes jau žinome, kaip teisingai filmuoti. Bandantys atsikratyti priklausomybės azartiniams žaidimams neretai sako, kad viskas prasidėjo nuo nekalto žaidimo kortomis vaikystėje. Iš pinigų žinoma. Mat vieniems tai ir lieka tik smagia laisvalaikio pramoga, kitiems po truputėlį smaugiančią virvę, kuri dažniausiai ne tik savas, bet ir artimųjų kišenės patuština. Dėl to nepilnamečiams žaisti azartinius žaidimus ir draudžiama. Bet tai, kas draudžiama, visada vilioja. O jei dar ir paliktas plyšys, per kurį galima ne tik dirstelti, bet ir šmurkštelti į tą uždraustą sodą. Prieš metus skaičiavome plyšius, per kuriuos nepilnamečiai gali patekti į azartinių žaidimų vietas. Tada suskaičiavome, kad jų už kiekvieno kampo. Lošimo automatų salonai bei lažybų punktai nė karto mums talkinusių nepilnamečių nepaprašė asmens dokumentų ir leido laisvai lošti. Mes ir anksčiau ir dabar vykdėm tą, kas mums įstatymiškai yra privalu. Matant įtartiną asmenį ir įtarus, jeigu jis yra nepilnametis, jam neleisti lošti. Pagal įstatymą negalim net išvyti iš salono arba paprašyti išeiti, jis gali būti, tačiau lošti mes jam negalim leisti. Ir štai čia pirmasis sveikai logikai prieštaraujantis faktas. Įstatymas draudžia nepilnamečiams žaisti, būti azartinių lošimų vietose, lošimų automatų salonuose ar lažybų punktuose. Jie gali. Ateikite ir žiūrėkite į žybsinčias lemputes bei žaidžiančius suaugusiuosius. Tai atsakykite, mėly įstatymų leidėjai ir verslo atstovai. Ar jums tai atrodo logiška? Visiškai sutinku, kad čia yra nesąmonė ir tikrai kiek teko lankytis kitose lažybų punktuose, neretai galima pamatyti tėvelį su vaiku ant rankų, besilažinantį lažybų punktą. Tai atrodo keista, kai vaikas mato, ką veikia jo tėvas, tai natūralu, kad jam tai atrodo kaip geras pavyzdys. Nepilnamečiai ne tik yra neaptarnaujami, bet ir neįleidžiami į lažybų punkto teritoriją. Netgi ir mūsų darbuotojai atvažiavę, radę nepilnamečius, sakykime, lažybų punktuose, jie negali imtis jokių priemonių ir negali nieko net ir asmens dokumento negali paprašyti, kadangi tą gali padaryti tik tai policijos pareigūnai. Mes galime tik tai nubausti lažybų ar automatų salonų organizatorius tik tai tada, kai yra įrodomas faktas, kad tas asmuo lošia. O joks įstatymas tuo klausimu nėra paruoštas ir niekas tuo klausimu bent jau į mūsų komitetą nesikreipia. Pone Narkevičiau, į jūs kaip Seimo biudžeto ir finansų komiteto, kuriam pavaldi šis sritis pirmininką, kreipiamės mes.
o mūsų kreipimąsi iliustruoja eksperimentas. Esame optimistai ir tikimės, kad situacija vis dėlto geresnė nei pernai ir jokių didelių problemų jums spręsti nereiks. Užteks tik pataisyti, tikriausiai netyčia, įstatyme paliktą nusišnekėjimą. Taigi vėl paprašome 2, 16 ir 17 metų jaunuolių kartu su mumis apsilankyti azarto namuose. Atkreipiame dėmesį, jog pernai sulaukėme priekaištų iš verslininkų, kad gal labai jau suaugusios išvaizdos nepilnamečius atsiuntėme. Todėl šį kartą mūsų nepilnamečiai atrodo gerokai jaunesni. Pirmiausia, žingsniuojame į lažybų punktą. Darbuotoja nužvelgė mūsų agentus ir paprašė pateikti dokumentą. Valio! Pernai tokio prašymo nesulaukėme. Už kampo viliojančiai žybsi lošimo automatų salonas. Jaunuoliai užeina ir nepraslysta pro žvitrę darbuotojos akį. Bet už kelių šimtų metrų dar vienas lažybų punktas ir statymas priimamas. Štai čekis ir viso gero. O mes jau tikėjomės. Bet gal tai tik išimtis iš taisyklės. Lažybų punktuose būna, kad asmenys lošia ir per kitus, sakykime, statymus atlieka, per pilnamečius, arba tiesiog netgi turim tokios informacijos, kad eina pasižiūrėti, kaip kiti lošia. Su tom problemom mes, bent jau mūsų lažybų bendrovė, mes galvojam, kad tvarkomės pakankamai gerai ir ypač su nepilnamečių lošimais. Kad sukontroliuojam kiekvieną įeinantį, kurių yra 10 000. Tikrai negalėčiau pasakyti ir kad kažkas prasprūsta, tai būčiau neteisus, jei sakyčiau, kad taip nėra. Kiekvienas lažybų tarpininkas pas mus praeina specialius apmokymus, kurių metu mes apmokome, kaip iš tikrųjų reikia elgtis, kuomet į lažybų punktą ateina nepilnametis asmuo. Kol politinės valios nėra ir ta nuostata galioja, kad nepilnametis gali būti lažybų punkte arba automatų salone, tai iš tikrųjų ta problema yra gana didelė. Tačiau priminsime, kad lošimų priežiūros tarnyba atvykusi į lošimų vietą ir radusi ten nepilnametį nieko negali padaryti. Įstatymai to nedraudžia, o įrodyti, kad jis žaidė, labai sunku. Pernai ir mes neįrodėme tarnybai, kad mūsų nepilnamečiai vis dėlto žaidė. Mat įrodymas filmuota medžiaga, kurioje aiškiai matytųsi monetos įmetimo ar pinigų sumokėjimo momentas. Bet grįžkime atgal prie žaidimų, nes mes nesiekiame nieko nubausti. Tiesiog norime išnarplioti šią įstatymų ir juose susipainiojusių verslininkų raizgalynę. Iš 9 aplankytų lažybų punktų mūsų talkininkų neprašė dokumento viename, tačiau štai automatų salonuose kiek paprasčiau. Jaunuoliai gauna progą pažaisti 4 iš 9. Turėčiau pabrėžti, kad, sakykime, kontrolė, tai Vilnius yra vienas pavyzdinių miestų, kur į tai labiau stengiasi atsižvelgti lošimo verslo atstovai. Tai yra, kai ateina nepilnametis, tai yra didesnė tikimybė, kad Vilniuje paklaus jo tapatybės, negu tai yra mažesnėse miestuose. Tai Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, tas pats ir Kaunas. Kadangi periferijoje yra mažiau vietų, kur jaunimas gali leisti laiką, kuriems būtų įdomu, tai jie daugiau veržiasi į tuos ir ta problema yra ryškesnė. Tačiau ir tikrintojai pripažįsta, kad tie jų tikrinimai tokie į tamsoje. Tai galbūt būtų paprasčiau, jei visos azartinių lošimų vietos vykdytų visuotinę lankytojų patikrą, kaip kazino. Labadiena, prašome asmens dokumentą ir išgaruotų nepilnamečiai iš tokių vietų it kamparas. Matot, paprašyti dokumento pas aiškiai suaugusį žmogų. Pasakyti saugusį žmogų. Turbūt, kad įstatymiškai nes taip yra, kad jis net neprivalo jo rodyti, nes tam dalykui padaryti reiktų, kad ateitų ar policija, ar kas nors. Tai galėtų vienas iš variantų būti, bet tai tiesiog, kaip ir visa šita sistema vis tiek, tai rastų būdų, kaip ją apeiti, nes tiesiog tada eitų jų draugai, pilnamečiai, kurie lažintųsi už juos ir tai problemos neišspręstų realiai, padidintų tik tai gal mūsų kaštus, kur turėtumėm įdiegti sistemas, atsirastų esamų klientų nepasitenkinimas, kodėl čia aš turiu žymėtis pas jūs, kur čia mano tie duomenys nueis. Be abejo, tai verslas niekada nenori ir tai normalu ir nenorės išleisti papildomai, bet čia yra ne ta tema, kurią reiktų dėrėtis. Čia reiktų priimti valstybės sprendimą,
tvarkingą, rimtą, griežtą ir prašom laikytis. Ir būtų problema įspręsta. Ir štai čia kartais susidaro įspūdis, kad verslininkai iš kišenės traukia kozirį, kuriuo atmuša tokį patį kozirį. Mes įstatymo norime, kai priimsite, laikysimės, o kol jo nėra, neleisime konkurentui nuvilioti bet kokio kliento. Net jei jis į 20-metis atrodantis paauglys. Mes geriau investuosime į dar vienus mokymus savo darbuotojams, kaip iš rankų atpažinti nepilnametį. Turite jiem kažkada tėvai išaiškinti tai, kas tai yra lošimai, kuo tai gresia o ne tai, kad lažybų bendrovės juos su pagaliais turi varyti. Taip, tikrai, viskas prasideda nuo šeimos bei auklėjimo, tačiau jei tėvams nei į galvą nešauna, kad jų vaikas susigundys tokiomis pramogomis, arba jei tėvai nepavyzdiniai. Yra atlikti moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad žmogus, kuo jaunesnis amžius, tuo yra didesnė tikimybė, kad jis taps priklausomu. Asmenys atėję, kurie rašo prašymus dėl nenoriu lošti, dažnas atvejis tai yra gan jauno amžiaus asmenys, tai yra nuo 18, sakykime, iki 23 metų, kurie rašantis, dažnai pasako, kad jų lošimų stažas yra gerokai didesnis, negu galėtų būti pagal įstatymą. Tai yra, jie pradėjo lošti 16, 15 metų, 17 metų, tai reiškia, kažkaip randa, prieina, sugeba. Ne kažkaip, o jau parodėme kaip. Labai paprastai. Neteigiame, bet spėjame, kad situacija mažesniuose miestuose gali būti gerokai prastesnė, todėl nepilnamečiams susigundyti patirti šiek tiek azarto yra dar lengviau. Pasaulio sveikatos organizacija priklausomybės nuo lošimo nėra įtraukusi į oficialų ligų sąrašą. Tačiau tai yra tokia pati priklausomybė, kaip pavyzdžiui priklausomybė nuo alkoholio. O atsikratyti potraukio žaisti tampa dar sunkiau, kai pagundų yra už kiekvieno kampo. Ir štai čia susidurėme su antraja įstatymų spraga. Tai, kad žmogus prašo pagalbos, tai yra, kad jam būtų neleidžiama lošti, absoliučiai nieko nereiškia. Lošimo organizatoriai laikosi sąžiningai tos programos, bet dažnai būna, kad ir kai kurie ypatingai tą dažnai propaguoja, kad tos programos nesilaiko ir mes gaunam skundų, kad parašęs prašymą, jisai eina, jis yra įleidžiamas. Man labai keista, bet iki mūsų žinios taip pat, lyg manęs asmeniškai neteina. Kažkada turėjau skambutį, tai aš domėjausi to klausimu ir visi tiesiog dievagojasi, kad jie neleidžia žaisti tiem žmonėm, kurie yra atsisakę. Palaukit, ponai, ar taip gali būti? Net pats biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas nustebo, tik iš mūsų išgirdo tokį gandą. Ar gali sąžiningas verslas, kuris sako, jog dalyvauja savanoriškoje programoje, siekdamas neklampinti priklausomų žmonių gilyn į priklausomybę, šitaip nusispjautų į savanoriškai prisiimtą atsakomybę? Ar gali tie, kurie dievagojasi, jog žaidžia sąžiningą žaidimą, traukti kortas iš rankovių? Kaip sako, pasitikėk, bet tikrink. Tikrina. Pinigų kartos žurnalistas, kuris, įsidėmėkite, tai svarbus faktas, iki šiol nė karto nėra buvęs jokiuose azartinių žaidimų vietose, nukeliauja į lošimų priežiūros tarnybą ir parašo prašymą neįleisti jo į kazino, lošimų automatų salonus bei lažybų punktus. Šis prašymas per vieną darbo dieną pasiekia visus žaidimų organizatorius dalyvaujančius šioje savanoriškoje programoje. Palaukime keletą dienų ir žingsniuojame įsitikinti, kad verslininkai nemeluoja, kad jiems tikrai nereikia ne tik nepilnamečių, bet ir priklausomų lošėjų pinigų. Mes lošėjų, kurie yra pasirašę prašymus, kad neleiskit mums lošti, mes jų neįleidžiam į punktus, nepriiminėjam iš jų statymų. Mes turim duomenis, gaunam iš lošimų priežiūros tarnybos, tie visi duomenys yra kasose su nuotraukom žmonių, kurie paprašė ir jeigu operatorius mato tą nuotrauką ir tą žmogų, jam nekeičia pinigų ir jam loš neleidžia. Pradėkime nuo lažybų punktų. Mindaugas užeina į pirmąjį. Apsidairo, pasiklauso, už ką stato senbuviai, išmoksta paslaptingų frazių ir žengia prie darbuotojos, kuri praktiškai nepakėlusi akių į klientą priima statymą, paima pinigus, paduoda čekį. Na, gal kompiuterius sugedęs, gal internetas neveikia. Antrasis bandymas. Viskas taip pat, tik šį kartą Mindaugui dar ir saldainį prie čekio žyminčio statymą duoda. Tas pats ir dar keliuose lažybų punktuose. Bet palaukite, juk sakėte, kad dalyvaujate programoje ir neleidžiate lošti to prašiusiems. Tas sąrašas yra ilgas, nuolatos atsinaujina ir kad viską mes sukontroliuosim, tai
patys suprantat, kad tai yra sudėtingas dalykas. Vėlgi, lažybų tarpininkas negali įsiminti visų vardų, pavardžių, iš tikrųjų kiekvieno žmogaus, kuris nori atlikti statymą. Kaip ir minėjau, mes neturime jokios sistemos, mes negavome šitos sistemos, todėl negalime patikrinti kiekvieno žmogaus. Bet vėlgi, jeigu asmuo, tarkim, mes žinome, kad jisai lankosi konkrečiuose punktuose ir yra parašę šitą prašymą, lažybų tarpininkai be abejo yra informuoti ir jie tikrai nepriims statymo. Taip, tikrai labai sudėtinga, reikia investicijų, klientai pažįstami, bet štai lošimo automatų salono atstovai sako, kad jie tai tikrai neleidžia lošti. Užeikime. Pirmasis bandymas. Visiškai tuščiame salone mes vieninteliai. Darbuotojų nė nesimato, tik girdisi, jo kalbasi su kažkuo. Tikriausiai telefonu. Užeiname, Mindaugas sumeta kelias monetas į automatą, bet niekas į mus nekreipia dėmesio, todėl mums pasidaro liūdna ir traukiame kitur. Gal vis dėlto ten atpažins Mindaugą iš nuotraukos, kuri yra ant prašymo neįleisti į lošimų vietas. Labadiena, nieko. Atrodo, kad mes ir čia niekam neįdomus. Tai gal tada pabandykime patraukti darbuotojų dėmesį. Paprašykime, kad jie mums pinigų iškeistų. Ir staigmena, darbuotoja paaiškina, kad pinigus čia keičia automatas. Įkišai savo banknotą, išbirėjo monetos ir pirmai lošti. Tai kur dingo planas, kad priklausomas lošėjas prašys pasmulkinti jo pinigus, tada darbuotoja jį atpažins ir sakys, tau, mielas mano, lošti negalima. Matot, verslas yra dalykas siekiantis pelno. Ir verslas visada netyčia papuola į tas skylės, kurios įstatymų būna paliktos. Tai šitoje vietoje tikrai yra skylė. Jeigu nebus aišku, kaip turime elgtis tokiu ir kitokiu atveju, tikrai elgsimės mes, kiti nesielgs. Paskui mums bus keista, mums bus keista, kodėl tie žmonės tenais lošia ir ta firma turi žiū naudos, o mes, kadangi elgiame socialiai, bet neturim naudos. Lažybų priežiūros komisija nėra pasiūlysi jokios vieningos sistemos, pagal kurią mes naudodami galėtume iš tikrųjų filtruoti tuos žmonės, kurie pasirašė sutartį ir nori nebelošti. Šito klausimu mes esam nekartą kalbėję su Teisėsaugos komiteto pirmininku. Yra parengtas metų gale praeitų įstatymo pakeitimas ir aš tikiuosi gera Seimo valia ir galų gale jisai bus šiais metais pavasario sesijoje priimtas. Noriu to tikėti. Mes irgi norime tuo tikėti. Ir dar norime tikėti, kad kazino, kurie įpareigoti registruoti kiekvieną įeinantį žmogų, nenumoja ranką į prašymus neleisti lošti, juk jie patikrina dokumentą, mato lošimų priežiūros tarnybos duomenų bazę, kurioje daugiau kaip 4000 tokių prašymų. Užeiname į pirmąjį kazino. Su mumis maloniai pasisveikina administratorės, kurios paprašo asmens dokumentų. Ir... Mindaugai negali būti. Kodėl? Gal geriau žinot, kodėl. Bravo, džiaugiamės ir spaudžiame dešinę. Gal vis dėlto tokia vadinamoji slenksčio kontrolė tikrai vaistas nuo visų ligų. Nei nepilnamečių, nei priklausomų lošėjų. Juk visi patikrinti. Keliaujame patikrinti antrojo kazino. Kol administratorė narsto mūsų dokumentus, jau laukiame, kol Mindaugo bus paprašyta išeiti. Na, gal tikrai kada buvo užklydęs pažaisti Mindaugas, bet tai pamiršo. Prašymas neįleisti? Koks dar prašymas? Geriau eikite pažaisti. Kadangi mūsų tikslas nelošti, o patikrinti, kaip veikia patikrinimai, keliaujame į trečią vietą. Čia malonus administratorius ilgai pildo kažką kompiuteryje, registruoja korteles, kol galų gale... Parašyti, kad duomenų bazė, tai jūs buvote pas mus, ne? Kompas parodė, kad jūs buvote. Ir nemirktelėjęs jau tiesia Mindaugui specialų prašymą, kurį jis turi užpildyti. Reikia parašyti va tokį popieriuką. Pas jūsgi buvo lošimo komisija. Jo, čia vienkartinį tipo. Galime vieną kartą veikti kazino. Čia, kad galėtumėte šiandien lošti. Ir viskas. Palinki sėkmės ir išlydi spaudyti mygtukų ir sukti rulečių. Aš jau dalyvauju toje programai, nebenoriu lošti. Taip, tikrai dalyvaujam. Mes padarėme eksperimentą, kur mano kolega parašė prašymą, kad neįleistų. Ir kai atėjom, jam buvo tiesiog paduotas prašymas šiandien įleisti. Tai kaip ir nebegalioja ta pati programa. Jeigu turit tikslę medžiagą ir žinot, nereikšmiškai žinot, kada tai buvo ir kaip, tai
Norėčiau tikėti, kad taip nebuvo, bet jeigu darė tokį eksperimentą ir taip vyko, tai bet tikrai išsiaiškinsime ir užtikrinsim, kad taip nebūtų. Tai jūs norit pasakyti, kad tai nėra visuomet taikoma praktika? Tikrai ne. Ta prasme, tai tarsi išeina taip, kad pats darbuotojas savanoriškai, savavališkai paruošia formą, kurią žmogus turi užpildyti? Manau, kad jūs užduodama klausimą turbūt žinot mano atsakymą, kad vienreikšmiškai pats administratorius to negalėjo padaryti, tai tikriausiai šitas galėjo būti tik tai iš lošimų namų vadovo kažkokia tai nuleista sistema, bet kaip ir sakau, mes tikrai, jeigu duosit mums tikslės datas, mes išsiaiškinsim ir užtikrinsim, kad tokio dalyko toliau nebūtų. Labai keista, jeigu taip nutiko, bet turėtumėm pasižiūrėti pagal faktą. Negalėčiau pakomentuoti, nes nežinau šitos situacijos. Iš tikrųjų, bendra tvarka yra patvirtinta ir jeigu kažkas galėjo jos nesilaikyti, tai čia jau reikėtų žiūrėti į personalijas ir konkrečiai aiškintis šitą situaciją. Juk programa savanoriška. Dalyvauju, bet tik tiek, kiek noriu. Jei nepatogu dalyvauti iš tikrųjų, tai tik deklaruoju. Vis dėlto, kitaip nei dėl nepilnamečių buvimo lošimo vietose, įstatymo projektas turintis reglamentuoti situaciją su priklausomais lošėjais parengtas. Jame numatyta, kad programa Nebenoriu lošti būtų nesavanoriška, o privaloma visiems lošimo organizatoriams be išimties. Bet jau 2 metus Seime keliauja iš stalčiaus į stalčių. Šito įstatymo pataisa iš tikrųjų yra labai paprasta ir kažkokių ypatingų trūkdžių aš tikrai nematyčiau ją priimti. Reikia tik politinės valios. Verslininkai sako, kad ne tiek jau ir daug tų priklausomų žmonių ir darbuotojai visus pažįsta, lošti neleidžia, tai kamgi tas įstatymas? Iš jo naudos 0, o išlaidos didžiulės. Iš tam tikrų verslininkų labai didelis spaudimas ir man asmeniškai buvo ir netgi ir aš neišlaikiau pareiškęs, kad man visiškai nepatinka ne jūsų tonas, kaip jūs su manim kalbatės, ir visiškai nesuprantu jūsų baimės. Seimo koridoriuose sklando kalbos apie vieno šio verslo atstovo nuolatinės pastangas blokuoti įstatymą. Darbuotojų gąsdinimą, kad jei bus priimtas toks įstatymas, jie bus atleisti, nes reikalingų sistemų diegimas suvalgys lėšas skiriamas darbuotojų išlaikymui. Taip pat kalbama ir apie tai, jog tie patys darbuotojai raginami rašyti laiškus Seimo nariams su prašymu balsuoti prieš šį įstatymą. Bet tai tik kalbos. Ar jos galėtų turėti pagrindo, spręskite patys. Beje, spaudimą galime patvirtinti. Sulaukėme skambučio iš nežinomo vyro, kuris itin piktų balsų pasiūlė mums pervesti arba atvežti pinigus į namus už neva loterijų sakytas laidas. Deja, mūsų kaina sąžiningas darbas ir socialinė atsakomybė, o tai pinigais neišmatuojama. To tikimės ir iš Seimo narių per įstatymo svarstymą Seime. Tad, pone Narkevičiau, kada tai bus? Tai aš manau, kad jisai bus svarstamas pavasario sesijoje, aš turiu mintį. Nes čia nuo Seimo priklauso, pradinė fazė yra pateikimas. Tai jeigu bus įtraukta į darbotvarkę, aš beje paprašysiu, kad tai būtų įtraukta, tai tada Seime turėtų ir pasvarstyta būti. O kitas klausimas dėl nepilnamečių įleidimo, tai čia aš galvoju, kad čia reikėtų visiems susėsti ir padiskutuoti, nes tokios informacijos tiesiogiai aš neturiu, o Finansų ministerija, kurios atsakinga struktūra yra priežiūros departamentas, jin turėtų išeiti su siūlymais dėl tos problemos sprendimo. Patikrinsime, ar tikrai paprašėte. O dabar dėmesio, nemokamas pinigų kartos patarimas, kaip išspręsti neįsprendžiamą problemą. Klausykitės. Lošimų priežiūros tarnyba paruošė teisės aktų paketą, kuris tarnybą įgalintų veikti ir teikia jį Finansų ministerijai. Ministerija neša jį vyriausybei, o ši teikia projektą Seimui. Elementaru? Taip. Prašom, nėra už ką. Problema išspręsta, nes sąžiningi verslininkai lieka sėdėti savo it musę kandę. Mūsų laikas baigėsi. Ačiū žiūrėjusiems. Iki pasimatymo kitą savaitę, o tuo metu bendraukime socialiniuose tinkluose. Ir Pinigų kartos puslapis Facebook'e, ir mano asmeninis puslapis laukia jūsų pastebėjimų, kritikos ir pasiūlymų. Ačiū ir malonių vakarų su LRT televizija. Sėkmės.